seneliai, giminaičiai, artimieji ir auklėtojus ir visa bendruomenė. Mesgi čia susirinkome smagiai pasportuoti, kadangi minime praėjusiais metais įvykusią pasaulinę olimpiadą, kuri vyko Brazilijoje, ten buvo daug visokių rungčių, mes bandysime jas pakartoti. Na, gal rekordų nesumušime, bet pasistengsime. Mūsų vaikučiai tikrai labai geri sportininkai. Geriau apie save papasakos mūsų socialinis partneris, tai yra senjorų klubo narys. Tai yra, dabar jau nepopuliariai pasakysiu, TSRS čempionas Jonas. Sporto meistras. Ir mums labai malonu, kad šiandien gali pristatyti vieną iš olimpinių rungčių, tai yra ieties metimą. Labą dieną visiems susirinkimams, ypač mažiesiems sportininkams, kurie labai aktyvūs, matau, ir reiškiasi ir sportuos toliau. Ir pirmiausia noriu paklausti, ar darželį sportuojat kažkiek, tai vaikai? Ar sportuojat? Aš pradėjau sportą lygiai šitame parke. Čia gyvenau, gimiau, čia užaugau. Vieni pristatys, kaip reikia mesti. Traukitės į šonus. Nemesim. Čia yra, kaip pasakė, yra nuo senovės, pirmiausia, tai yra pirmasis žmonių yra ginklas buvęs. Jisai tik tai vėliau tapo sporto šaka. Su šituo tokiu ginklu kažkada tai tikrai aišku primityvesniu, jie pasiekdavo mėsą, žvėrį naudodavo ir kariaudavo su jais, vėliau kariaudavo, pirmiausia, tik tai žvėrį nužaudavo. O dabar jinai yra olimpinė sporto šaka ir jinai tas yra toks labai, kad pasakė lengvas. Visi atrodo, mes mokat visi. Bet teisingai mesti, tai nereiškia, kad mokėt. Aš po kalbos paskiau pažiūrėsiu, kad vaikučiai mokamės. Nes mesti tai vienas meta taip. Ir taip, o čia yra. Čia ir visas per kūnas turėjo eiti. Ir, pavyzdžiui, tas rezultatas, kurį pasakytum, gal jums neatrodo, bet imitacija, kaip, pavyzdžiui, dabar už tų mašinų būtų. Nes mano rekordas yra 83 metų 90. Ir sakau, reikia dėl to, kad vyras dabar entuziazmo, kad noriu dirbti, nes sporto lengvoji atletika yra tokia sporto šaka, kur be darbo, vien fiziniais sugebėjimais nieko nepadarysi. O dabar, kiek aš matau, tai visi tie fiziniai sugebėjimai yra prie kompiuterių. Turiu anūkų ir žinau, ką jiems šitas viskas neįdomu. Tai norėčiau, kad vaikučiai daugiau imtumėtės lauke žaidimų, ne prie kompiuterių. Kad užaugtumėt stiprus ir kad galėtumėt Lietuvą visame pasaulyje. Tikiu, kad iš jūsų tikrai bus olimpietis kažkoks. Nesvarbu, kuris linkiu to. Vaikučiai, dirbkit lauke, žaisit laukų žaidimus daugiau ir pamatysit, kad būsit stiprus, nesirkit ir bus viskas malonu. Kompiuteris tai yra, nežaislas. Kadangi šiandien pas mus dalyvauja tik tai senjorų klubo atstovai, tai yra patys, tai pats pačiausias šiandien yra ponas Jonas. Jis užaugęs va čia netoli gatvėje, žinokit, ir aš esu liudininkė, aš buvau dar visai maža. Ir atsimenu, kad visada šitas ginklas rankoj ir parkas jo. Tiesą sakau. Taip. O dabar tai, žinok, visos mūsų bendruomenės vardu norim pasveikinti jūsų vieną jubiliatę ir nuo mūsų bendruomenės perduoti ją gėlių. O visam jūsų klubui Fiskars rėmėjų dovanos. Taigi, ačiū, dėkojam dėdai Jonui sportininkui, kad mums papasakojo apie šią sporto šaką. Ir kviečiam įsijungti į mūsų žaidimų ratą. Geros vasaros, daug saulės, jums daug žaidimų šitam parke ir visose kitose erdvėse. Būkit sveiki, būkit energingi, keliaukit, o šiandien gražiaus pasibuvimo ir kai pritrūksite energijos, tai čia šitas krepšelis jums, mėly vaikai, tėveliai ir auklėtojos,
kad atstatyti energijos trūkumą. Ačiū, mielai Ramutei. O dabar pradėkime žaidimus. Oh
visiems? Girdžiu puikiai, na tai labai šaunu, kad puikiai sekėsi. Kiekvienam kampelį matyt buvo daug priemonių. Vaikučiai atliko visokius judesius ir tie judesiai visi yra naudojami, praktikuojami pačiose olimpinėse rungtynėse. Ir šuoliai, ir bėgimas, ir futbolas, ir krepšinio elementų metimas. Gero vakaro ir džiaugsmingų akimirkų toliau. Ačiū jums visiems.